Labas sportininkams. Gal ne visi sportininkai, bet tikiuosi, kad laikui bėgant visi tokiais taps. Esu Tomas Kesminas. Šiandieną noriu Jums papasakoti šiek tiek apie Herbalife sportinį kokteilį Rebuild Strength. Ką tik grįžau iš padelio treniruotės ir kadangi daug metų darbuojuosi sporto klube, o nuo šiol esu ir sveikatingumo treneris, sveikatingumo instruktorius, ne tik mitybos konsultantas, tai noriu Jums papasakoti apie šito produkto naudą. Taigi, kai mes pasportuojam, mes turim tokį 30 minučių langą, toks metabolinis langas, toks vadinamas, kuomet ypatingai mūsų kūnas cypia, šaukia, klykia, pamaitink mus baltymais, atstatyk mūsų energijos duok, taigi reikia šiek tiek ir angliavandenių, kad jie būtų sveiki, geri angliavandeniai, ne tie vadinami paprastieji. Taigi šitas kokteilis padeda mums gauti šitą efektą ir padėti raumenukam atsistatyti. Įdėdami į stiklinę vandens, aš dabar prisileisiu, kaip tik ir pasakoju ir gaminuosi, mes 5 šaukštus dėsim šito sportinio kokteilio. Taigi prisipilam 250 ml vandens ir po treniruotės 30 minučių bėgiai reikia tą kokteiliuką sugerti, išgerti. Yra dėmesio, žiūrėkit, čia yra senoji pakuotė. Aš esu daug šitų bambalių prisipirkęs, nes mano ir klientai, ir tie, kurie sportuoja tiesiog, ar tie, kurie meta svorį, aš jiems rekomenduoju šitą specifinį kokteilį. Tai čia yra senoji pakuotė, o čia yra naujoji pakuotė, tokia ekologiškesnė, nes mažiau plastiko ir tie maišiukai dabar aplamai labai madoju žiūriu. Taigi, kažkas skambina, to atjungsim, kad netrukdytų, nemaišytų. Ir dedam 5 matavimo šaukštus. Taigi, kurie neturi tų matavimo šaukštų, čia vienam šaukštui yra 10 gramų sportinio kokteilio, tai 1, 2, 3, 4, 5. Minties, kad nepamest. Tie, kurie neturit matavimo šaukšto, to specialaus, nebėda. Tiesiog siurbinį, valgomai tą vadinamą siurbinį šaukštą su kaupu tokį dėkit. Ir irgi tai yra vienam šaukšte 10 gramų šito sportinio kokteilio ir vienam tame šaukšte yra 5 gramai baltymų. Taigi nieko daugiau papildomo dėti tikrai nereikia. 5 šaukštai, stiklinę vandens, susiplakam. Labai lengvai, labai greitai plakasi. Ir dar ką noriu Jums papasakoti, tai kodėl jisai sportinis vadinamas, todėl kad jame yra ir nepakeičiamos amino rūgšties, L-gliutamino pakankamas kiekis, jisai padeda raumenim, o tom mikropažaidom, skaidulom atsistatyti greičiau. Yra didelis geležies kiekis, geležis labai irgi skatina raudonųjų kūnelių gamybą kraujyje. Ir raudonieji kūneliai, jeigu jie gaminasi efektyviai, jie yra tie transporteriai, kurie degonį mums pristato į smegenis, į audinius. Taigi šiek tiek maistinių kokteilių ir sportinių kokteilių specifika skiriasi. Ir paprastai tie sportiniai kokteiliai irgi jie turi ir angliavandenių dar, nes energiją atstatyti prarastai. Ir jie dažnai būna pieno išrūgų baltymas juose. Ne augalinis baltymas, bet būtent būna tas gyvūnės kilmės baltymas ir šitame Rebuild Strength kokteilyje yra būtent pieno baltymai, pieno išrūgų baltymai. Na ką, taigi atsimenam tiesiog tokius paprastus dalykus, kad tie, kuriem aktualu yra ilgamžiškumas, funkcionalumas, turime save prižiūrėti, turime būti fiziškai aktyvūs, pakankamai aktyvūs ir rekomenduoju bent jau nesportuojantiems, bent jau kas antrą dieną praeiti 10 000 žingsnių, arba namų sąlygom tiesiog darykite tokius, priimkite iššūkius pritūpimus, tarkim, galima į dieną padaryti ten po 10 serijų po 20 pritūpimų, jūs per dieną padarysit 200 pritūpimų ir tai yra labai gerai, nes kojose tie raumenys, keturgalviai, dvigalviai yra pagrindiniai didieji raumenys ir jie labai daug degina ir kalorijų ir būtent nuo jų
funkcionalumo, nuo jų būklės priklauso ir mūsų medžiagų apykaita, tai yra antroji širdis tarsi pa žmogų. Ir kai jūs pasportuojat, stipriau, intensyviau pasportavot, tarkim, turėjot kokią pusvalandžio sesiją, ar dviračių važiavot, ar žymę, kur sportavot, visą laiką stenkitės atsigerti, išgerti šitą sportinį kokteilį. Na, tam kartui tiek. Aš po padelio treniruotės jau kaip koks tas pozityvus, negražus žodis, tas narkomanas. Jau tiek esu pripratęs, man tas šokoladinis skonis yra tikrai labai puikus, nuostabus ir į sveikatėlę visiems. Ate.